Pasistatėme palapines Ribeiroje ir atvažiavome į netoliese esantį miestelį Porto Muniza. Arūnas su Vaida jau spėjo apžiūrėti miestelį anksčiau ir Arūnas mums kaip gydas parodo įdomesnės vieteles. Košė ir konservai truputį nusibodo. Ieškome tradicinių patiekalų restoranuose. Grįžtant į kempingą pakyla vėjas, dangus pasidarė juodas ir mintyse galvoju, o dabar tai bus. Paplūdimys netoli kempingo, puikia galimybė pasimaudyti Atlante, bet jokio noro nėra. Pasinaudosiu gražesnė diena, akmeningas dugnas ir bangos nelabai patikimai atrodo. Ką su juo darysi? Į recyklingą turbūt. Arba galim šaldytos žuvies nusipirkti, susidėti. Bus kaip šaldytuvas. Termosas, ta prasme. Taip, tai reikia dar. Šiaip, mano nelabai gražiai čia paplūdimy. Kempinge ramybės neduoda tikriausiai cikada. Nebeiškentę pradedame ieškoti erzinančio garso skleidėjo. Galvojame atitraukti praustuvę, bet nelabai patogu naktį prieš kameras pradėti viską ardyti. Bet Arūnas sako, davai greitai atkeliam. Davai greitai atkeliam. Driežas. Bet čia ne driežas. Gal driežas cikada? Šitas, aš manau, kad šitas. Va. Matai? Jo. Ir jin tą garsą daro su sparnais. Taip, aš esu mačiusi. Va, jinai. Kaip jinai tą daro. Ir visai nebijo, tu pažiūrėk, va. Kurioj vietoj? Va. Jo. Norėjome atsikratyti to įkyraus garsą, bet neiškrapštę palikome gyventi. Numatoma kelionė į Siksalą. Galimybė rinktis iš dviejų kelių. Pirmasis jau kuris laikas nebenaudojamas dėl įvykusių griūčių, antrasis normalus kelias. Nuspręsta eiti nors ir nebenaudojamu, bet trumpesniu keliu, nes prieš akis dar laukia kelionė iki Ribeiros. Kelias driekiasi palei pakrantę ir stačias uolas, nuo kurių ant kelio krenta smulkus akmenukai. Pakelyje randame bananų. Atrodo nepirnokę, bet Augustė nori paragauti. O, dasikasi iki banano. Bananiuko. Nenusilupa. Gal net nebandyk ragausi. Kelias darosi nebepanašus į kelią. Po truputį vandenynas pradeda kelti bangas.
Buvo platus krantas ir Giedris ėjo pakrantę. Jei susiaurėjus, jis atsidūrė tarp bangų ir betono sienų. Galimybės užlipti viršų nėra, nebent grįžti atgal. Bet Giedris varė pirmin. Ne visi sausi pasiekėme Seiksalę. Eidami trumpesnių kelių sugaišome daug laiko ir truputį pabuvę Seiksalę skubame į Portamonizą, nes reikia spėti į autobusą. Pagal atėjimo laiką spėtume grįžti tuo pačiu keliu, bet bangos sustiprėjo ir grįžti tuo pačiu keliu pasidarė ekstremalu. Nežinau, kas būtų, jei netyčia nukristų. Didesnis bangos atsirita kas 14 sekundžių. Per tą laiką reikia spėti probėgti siauras atkarpas, jei nenori sušlapti. Pavojingiausia atkarpa įveikta. Pirmą kartą žygyje grįžimas ta pačia trasa įdomesnis nei eiti ją pirmą kartą. Dar kelis kilometrus einame iki Portamonizo ir iš ten autobusu grįšime į Funšalį. Belaukdamas autobuso, stotelėje sugebėjau išsinarinti koją. Pasirodo, tas pats autobusas pravažiuoja ir pro mūsų kempingą. Grįžę į Funšalį apsistojame viešbutyje, nes sekančią dieną ilgai lauktas kanjoningas. Rytą pradedame kanjoningu. Trumpas instruktažas ir pirmin. Tai gaila, kad fotiko nepasiėmiau, bet kelias nuotraukas padarė ir instruktoriai. Po laipiojimo instruktoriai pavaišino vynu ir žemėlapyje parodė vieną iš gražiausių Nevadų. Ir net vairuotojas nuvežė iki tos trasos pradžią. 2012 metais kilęs gaisras sunaikino daug augalijos, o eukaliptams pasisekė. Wildfires are sweeping across the Portuguese island of Madeira, with teams of over 100 people, including soldiers, battling to extinguish the flames. Some houses have been destroyed and a number of people have been evacuated. There are at least 14 wildfires across the Portuguese mainland. Pavargęs, koja išnarinta, bet nuotaika aukščiausiame lygyje, matant gražiausius vaizdus.
Atvykstame iki Portelos ir pradedame žemėlapyje ieškoti vietos nakvynei. Arūnas truputį negaluoja, jis pasiliko automobilyje, o mes išėjome ieškoti nakvynės vietos. Pagal žemėlapį nusprendėme, kad nusileidus nuo kalno turėtų būti kempingas ar kažkokia stovyklavietė. Ir mes penkiesi ėjome patikrinti, ar ten tikrai kempingas. Nė vienas iš mūsų nepagalvojo nuvažiuoti automobiliu, nors iki tos vietos vedė kelias. Štai mūsų kempingas. Paprasčiausias namas. Grįžtame pas Arūną, kuris mūsų laukia automobilyje. Užlipome į kalną, Vaida su Rita sėdo į automobilį ir už poros kilometrų rado gražią vietelę apžvalgos aikštelėje. Čia ir įsikūrėme. Kas šiandien vakarienė bus? Bus labai skani bulvių košė su bulvėm ir su dešelėm. Kol Vaida verda vakarienę, sugalvojau nueiti iki parduotuvės ir vakarai nupirkti vyno, nes parduotuvė visai šalia, apie 2 kilometrai. Vakare pasidžiaugėme dienos įspūdžiai su vyno taurė puoduku, stovyklavietėje su puikiu vaizdu. Susipakuojame palapines, kuprines ir grįžtame į Portelą. Vakar šioje aikštelėje sukome galvas, kur pernakvoti, o šiandien kaip iš čia iškeliauti. Ieškojome autobusą, bet jis nevažiavo, todėl teko domėtis taksi. Norėjome bare paklausti, kiek jis mums kainuotų, bet niekas nekalbėjo angliškai, o tiesiog iškvietė taksi. Atvažiavęs taksi labai daug užsiprašė ir mes jo atsisakėme. Po kurio laiko atvažiavo ir antras taksistas. Kol mes krovėmės daiktus į Arūno automobilį, iš taksistų intonacijos supratau, kad jie kažko nepatenkinti. Istorija vėl kartojasi. Bendražygis sėdo į automobilį, o mes su Auguste vėl pėstute. Ir prisiminiau Augustės žodžius. Sakė, eikit, kažkur einam. Jie atvažiuos mašina. Vieniems sekasi, kitiems netiek. O gal ir klystu, eidamas pėstute pamačiau šį miestelį, o kolegos važiuodami automobiliu tikriausiai jo neprisimena. Šį levadą spėju labai lankoma turistų, nes aikštelė pilna automobilių, o ir aplinka labai sutvarkyta. Nelabai džiaugiasi mano koja, eidama šiuo taku. Pirmieji kamščiai, nesuprantu, ką ten žmonės priekyje veikia. Kuo toliau, tuo lėčiau einam. Matau, kad nori geriau ieškoti senų takų, o nekeliauti turistiniais maršrutais. Pastebėjau, kad gidas turistus atveda iki Krioklio ir tie turistai stebisi, kaip čia gražu, kiek mes pamatėm, tada gidas parodo laikrodį ir visi grįžta tuo pačiu keliu, kuriuo atėjo. Kamščiai baigėsi ir keliaujame toliau. O už Kaldeirao Verde yra nepraeinama gūdi levada. Va tokie, kur reikia susilenkti. Ir eiti susilenkus tada. Ir čia kriokliukai teka. Skardžiai apačioj. O dabar bėgsim.
Vėsus ir drėgni tuneliukai. Šiandien sutikome porelę, kuri neturėjo prožektorių, tai jie laukdavo, kol ateidavo žmonės ir sekdavo iš paskos. Tuneliuose kartais pasitaikydavo langelių. Trasos pabaigoje nuostabi vieta. Spėjus šios vietos nepamato daugelis šios salos lankytojų. Aplink supa aukšta akmeninga uolos siena, o žiūrint jos viršūnę atrodo, kad šimtai mažų kriokliukų krentantys žemyn susijungia į mažus upelius. Mūsų žygis po Madeiros salą jau baigėsi. Susirinkome visi drauge pavakarieniauti, paragauti vietinių vaisių ir po vakarienės pasivaikščioti po naktinį Funšalį. Tam turgui taip neklausė. Kalbamės šito. Jį pribėgo, jau tą daiktą jau įdėjo. Gal šitą? Jį jau to įdėjo. Neklausė, kiek deda. O po to pasako tik tai kainą. Paskui stop. Na. O kaip šitus valgė? Kaip jie yra valgomi? Ne, aš tu tą nesąmonę. Aikščiau kažkas. Na ir kaip jį valgė šitą? Šaukšteliu? Škas. O matai, kaip prisileidė. Mieste vyksta didelė renovacija ir mačiau, kaip kloja tokią dangą. Sunkvežimis išpila akmenukus į krūvą, o darbuotojai juos plaktuku apskaldo ir dėlioja pagal numatytą ornamentą. Čia gatvė šalia viešbučio, į kurią nuvažiuoti su navigacija kainuoja, bet ne pinigų, o nervų. Arūnas žino. Laukdami lėktuvo dar kartą užsukame į parką ir jame pastebėjome nežinomo augalo kažką. Afrika Tropical. Ką tam žinai, Afrika Tropical? Įdomus valgomis ar čia? Kietos kaip. Smalsu pažiūrėti, kas viduje. Čia turistai fotkina. Nieko gero iš jo Plaktuką nebus. turim. Nebent tik paleis kam nors. Eina peklo. Bulvė. Kažkokia. Išsitaškė kažkas. Bet labai medinis toksai. Noriu. Tai jiem greičiau, nes tuos paliksi su tuo savo riešutais. Pavosti. Medis. Žaliava kažkokia. Susėdame į vietas ir laukiame skrydžio. Lėktuvas pajuda, bet tako pabaigoje jis apsisuka dėl blogo oro. Laukiam. Pravažiuojame visą pakilimo taką, apsisukame ir pilotas praneša, kad dėl paukščių negalime kilti. Laukiam.
Po 40 minučių laukimo ir važinėjimų lėktuvas pakyla. Už šį vaizdų dienoraštį norėčiau padėkoti visai kelionės komandai, be kurios nebūtų mano prisiminimų.